Pokalbis su dienos svečiu. RSU radijo programai atėjo metas laidai Pokalbiai su dienos svečiu. Na, o šiandieną laidoje mes kalbėsime apie labai gražų renginį vykstantį balandžio 28 gegužės 2 dienomis. Ir tai yra jau 5. kartą šiauliečius ir miesto svečius pakvies tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas festivalis. Apie visą tai išsamiau mums papasako šiandien studijoje viešinčios viešnios, tai renginio sumanytojos Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė. Labadiena. Labadiena. Ir projekto vadovė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė menotyros mokslų daktarė Regina Marozienė. Labadiena. Labadiena. Gal pradžiai šiek tiek apskritai supažindinkite su šiuo nuostabiu konkursu, festivaliu, kas galbūt negirdėjo ir primiršo, priminkime apie jį, gal šiek tiek ir festivalio istorijos pradžiai. Na, pirmiausia, tai aš labai džiaugiuosi, kad RSU radijas mums skiria dėmesio ir kad mes turime galimybę šiandien šiek tiek papasakoti plačiau apie mūsų renginį. Taigi, jau 5. kartą Šiauliuose organizuojamas tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursas festivalis yra unikalus tuo, kad jis yra turbūt vienintelis Šiaurės Lietuvoje tokio žanro renginys, nes šis festivalis konkursas apima būtent jaunimo ir vaikų liaudies instrumentais grojančių tobulėjimą, jų galbūt tokį kaip ir kultūrinę sklaidą, parodymą būtent šitų instrumentų. Kad apskritai ko gero nebūtų primirštas, ar ne? Taip, todėl kad iš tikrųjų mūsų liaudies instrumentas, jisai turi labai labai gilias tradicijas, tik tai galbūt šiandien jos yra truputėlį primirštos, kaip jūs sakote. Ir norisi, kad būtent ne tik tai tie tradiciniai mūsų liaudiški, autentiški instrumentai būtų atsimenami, bet taip pat mūsų liaudies instrumentai lietuviški yra nuėję nemažą tobulinimo kelią ir dabar jau jie iš tikrųjų šiandien skamba plačiai, profesionaliai ir lygiuojasi į klasikinius muzikos instrumentus. Taigi šitas instrumento tobulėjimo kelias ir jo raidos spektras yra gana platus. Įgauna tarsi kitą amplua, ar ne visiškai? Ir norisi tiesiog pristatyti, kad apie tai sužinotų ne tik tai šio žanro specialistai, bet ir plačioji auditorija ir jaunimas ypatingai. Taip, tai trumpai norėčiau pakalbėti apie patį konkursą festivalį. Taip. Projektas yra ypatingai šiais metais unikalus savo integralumu. Jame sutelpa ir konkursas, ir festivalis. Tai yra festivalio koncertai, taip pat edukacinės, sociokultūrinės ir kraštotyrinės netgi veiklos. Kadangi mes kas 2 metai vykdome šitą projektą nuo 2004 metų, tai jau 5. yra. Iš pradžių, aišku, tai nebuvo kas 2 metai periodiškumas. Gal šiek tiek dar, Regina, paprašysiu, prisiminkime tą pradžią. Ar iš karto buvo festivalis, konkursas, kaip minėjote, šiais metais? Kaip buvo anksčiau? Na, pati pradžia gal nebuvo tokia sklanti, todėl kad, pirmas toks renginys 2004 metais buvo dar niekam nežinomas. Pirmiausia, tai mes viską organizavome pakankamai sudėtingai, nes finansavimo nebuvo beveik, niekas nieko nežinojo. Tai tiesiog buvo, toksai susirinkome, nusprendėme grupę entuziastų, kad vis dėlto Šiauliuose turėtų būti toksai konkursas festivalis, nors čia dar yra vienas toks daugtaškis. Noriu pasakyti, kad Pranas Stepulis, profesorius Pranas Stepulis, kurio vardu pavadintas šitas renginys, jis nebuvo niekuo susijęs su Šiauliais. Tai čia yra šiek tiek keistoka ir daug kas klausia, kodėl Šiauliuose? Kodėl Šiauliuose? Na, tiesiog taip jau išėjo, kad niekas Respublikoje apskritai kaip ir nepareiškė noro populiarinti būtent šio profesoriaus Kanklių muzikos patriarcho vardo. Ir kadangi Vilniuje vyksta solistų konkursas, Jono Švedo solistų konkursas liaudies instrumentininkų, tai mes tiesiog nusprendėme, kad o kodėl, pavyzdžiui, mes šiauliečiai negalėtume skirti savo renginio būtent šiam žymiam pedagogui ir būti galbūt pirmieji. Ne galbūt, bet jau iš tiesų tokie esame. Tai štai kaip atėjo šis vardas į Šiaulius. Na ir mes labai džiaugiamės, kad vilniečiai iš tikrųjų labai palaikė mus ir paremė. Na ir kiekvieną kartą mūsų festivalis sulaukdavo vis daugiau rėmėjų, daugiau dėmesio, plėtėsi ir dalyvių skaičiumi, ir geografija. Na ir
atėjome iki šių dienų, kuomet jau festivalis trunka daugiau negu 2 savaitės. Ir tikrai apima ne tik tai Šiaulių miestą, bet ir Šiaulių regioną. Mano kolegė vėliau papasakos apie tai. Norėčiau tik tai pridėti, kad labai svarbi grandis, svarbus elementas šiame renginyje tai yra konkursas. Kadangi pradžia būtent to projekto ir prasidėjo nuo konkurso. O konkurse turi galimybę varžytis muzikos mokyklų, savarankiškai pasiruošę kolektyvai, tai yra kameriniai, liaudės instrumentinės muzikos ansambliai. Ir šiemet... O kolektyvai, sakykite, amžius yra ribojimas ar nustatomas ar kažkas panašiai? Taip, mes, kad būtų lengviau ir kad būtų galbūt daugiau objektyvumo, mes turime suskirstę kolektyvus pagal amžiaus kategorijas. Yra 4 amžiaus kategorijos. Pirmoji tai yra iki 12 metų, po to yra periodiškumas 13-15 ir taip toliau. Ir patys vyriausiai yra, netgi šiais metais mes sulaukėme profesionalių atlikėjų, kurie yra jau absolventai Klaipėdos universiteto ir jie noriai atvažiuoja išbandyti savo jėgas. Jie, aišku, patenka į kategoriją, kurioje yra muzikos akademijos ir jau aukštųjų universitetinių mokyklų kolektyvai. Jie minėjote kategorijos, kiek jų iš viso yra? Iš viso yra 8, nes yra 4 pagal amžių. 7. Dabar skaičiuoju 7. Yra 4 pagal amžių ir 3 pagal instrumentinę sudėtį. Tai viena kategorija yra skirta tradiciniams ansambliams, tai yra folkloriniams instrumentams, tiems jau patiems, reiškia, paprasčiausiams. Antroji yra liaudės instrumentams, kurie yra ištobulinti. Ir trečioji yra liaudės instrumentai su klasikiniais ir kitais neliaudės instrumentais. Tai yra 3 kategorijos ir dar 4 amžiaus kategorijos. Tai šiemet mes labai džiaugiamės, kad sulaukėme virš 150 dalyvių iš visos Lietuvos ir Pabaltijo. Čia kol kas patikusiu mūsų pašnekovėms iš ties už įdomų pokalbį. Po muzikinės pertraukėlės mes būtinai jį pratęsime. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laidoje vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio. Primenu, kalbame apie balandžio 28 gegužės 2 dienomis. Šiais metais jau 5 kartą vyksiantį tarptautinį Prano Stepulio kamerinių liaudės instrumentinės muzikos ansamblių konkursą festivalį. Apie visą tai išsamiau pasakoja šiandien studijoje viešinčios viešnios, tai renginio sumanytojos Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė ir projekto vadovė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė, menotyros mokslų daktarė Regina Maruzienė. Papasakokite apie šio festivalio unikalumą. Pirmiausia, ir visus radijo klausytojus norėčiau pasveikinti su artėjančiu pavasariu, nors dabar tikrai dar ganėtinai šalta. Bet manau, laukiame, vis tikimės, bet manau, kad mes su savo tarptautiniu Prano Stepulio kamerinių liaudės instrumentinės muzikos ansamblių konkursų festivaliu tikrai sušildysime jūsų širdis ir ateis tikrasis pavasaris, šiluma. Dabar norėčiau truputėlį galbūt mūsų išskirtinumą pabrėžti šiais metais. Na tiesa, ir į praeitame jau konkurse festivalį jau mes tai vykdėme. Pirmiausia, atkreipėme dėmesį į pačius mažiausius mūsų klausytojus. Tai miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinius. Ir kovo 30 dieną jau įvyko, praktiškai mūsų jau festivalis prasidėjo. Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos didžiojoje salėje buvo edukacinis projektas Kas ten teka per dvarelį. Ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniams buvome paruošę su Šiaulių moksleivių namų vaikų ir jaunimo teatro studija kompanija Šauni ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio liaudiškos muzikos kolektyvų Jovarėlis. Buvome paruošę programą ir parodėme gražią pasaką Gaidelis pinigautojas. Tikrai iš visų atsiliepimų buvo labai visi patenkinti ir vaikučiai, ir auklėtojas. Ir netgi dar šitą pasaką mes Berželėje
darželė Berželis dar kartą parodėme. Tai aš manau, kad tikrai darysime ir toliau, nes vaikučių susidomėjimas yra didžiulis ir jie labai laimingi, nes mes šitą pasaką iliustruojame tautiniais mūsų instrumentais. Reiškia, parodome visus, ką mes turime, o mes esame labai... Ir dainelėmis turbūt, ar ne? Ir dainelėmis, ir instrumentais, nes mūsų liaudės instrumentai, tai tikrai galiu patikinti visus, kad tai yra turtingiausia šalis, kuri tikrai turime labai daug savo liaudės instrumentų. Tai yra birbynė, kanklės, skudučiai, ožragiai, sėkminių rageliai. Ir aš galėčiau vardinti turbūt labai labai daug. To, ko neturi nei viena valstybė. Daugelis mūsų klausytojų net sunkiai įsivaizduotų, kaip jie atrodo, ar ne? Taip, ir mušamųjų mes turime. Į edukacijas pas mus. Nes visada mes galime iš savo instrumentų padaryti, sakykime, kabutėse gal sakysiu, simfoninį orkestrą. Liaudės simfoninio orkestrą. Nes prasideda ir lamsdelis, ir vienu žodžiu, tikrai mes galime, viena šalis, lietuviai, kurie mes galime taip padaryti. Kitos šalis, sakykime, Latvija, Estai, netgi rusai, suomiai šitų instrumentų, ypatingai pučiamųjų neturi. O mes turime pučiamuosius ir mes esame labai laimingi ir aš manau, kad mes turime tas tradicijas išsaugoti ir mokyti vaikus ir vaikai turėtų geranoriškai groti ir kad mes išliktume lietuviais. Na ir manau, gerai vaikus sudominus, ar ne, šiais instrumentais. Mes sudominam. Jie tikrai norės tikrai groti. Nori ir norės. Mūsų festivalio geografija vis plečiasi. Mes turėsime balandžio 28 dieną, 13 valandą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Verbūnų filiale, turėsime profesionalų koncertą. Tai dalyvaus mūsų svečiai, Ukrainos nacionalinio radijo bandūrų trio iš Kijevo, Ukrainos, Olga Šiškina Guslė, Sankt Peterburgas, Rusija. Ir taip pat mes pačios duetu Regina Marozienė ir aš grosime taip pat šitame koncerte. Ne tik mokinate, bet ir pačios grojate. Taip. Ir dar tame koncerte mums akomponuos mokytoja Daiva Šulcaitė, pianistė. Reiškia visiškai kitoks koncertas, profesionalų. Toliau balandžio, reiškia 29-30, kaip jau kolegė minėjo, pas mus Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje vyks liaudės instrumentų muzikos ansamblių konkursas. Ir 30 dieną, 16:30, reiškia didžiojoje salėje bus konkurso uždarimas. Reiškia apdovanojimas laureatų ir koncertas konkurso laureatų. Dabar dar 29 dieną, pamiršau pasakyti, 16:30 mes su savo kolektyvais, su konkurso dalyviais grosime Kuršėnų vaikų globos namuose. Reiškia, tiesiog parodysime ir jiems nuvežę koncertą. Dabar labai norėčiau galbūt išskirtinai visus radijo klausytojus pakviesti gegužės 1 dieną, 16 valandą į Šiaulių koncertų salę Saulė. Ten, patikinsiu, tikrai bus sušildyti, tikrai bus geras labai koncertas, nes koncerte dalyvauja Liudas Mikalauskas, Viktorija Gurėjeva, sopranas, Violeta Daknienė, liaudiškas balsas, tas pats Ukrainos nacionalinio radijo bandūrų trio, Olga Šiškina Guslės, Sankt Peterburgas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudės instrumentų orkestras, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro jaunimo mišrus choras Melomanai, Šiaulių kultūros centro šokių ansamblį Želmenėliai ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudiškos muzikos ansamblis Jovarėlis. Koncertą ves Raimonda Slišienė. Tikrai koncerte skambės lietuviška muzika, liaudės seniai užmirštos ir naujai
naujai atkurtos liaudies dainos su garsiais solistais ir jos bus tikrai tokios šmaikščios, tokios linksmos, tokios nuotaikingos, kad tikrai bus malonu paklausyti. Tad labai visus kviečiu ateiti į šį koncertą. Koncertai yra mokami. Ne, kaip tik šitas koncertas, aš noriu pridėti, yra nemokamas. Taigi, gegužės 1 dieną, 16 valandą, koncertų salėje Saulė, jūsų laukia labai gražus, labai lietuviškas, labai nuotaikingas ir pavasariškas koncertas. Labai visų laukiame, koncertas yra nemokamas. Visi koncertai yra nemokami. Todėl, kad tikrai ačiū mūsų kultūros tarybai ir mūsų Šiaulių savivaldybei. Mes vėlgi pokalbį mūsų pratęsime jau netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Likite su Rezu. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime šios dienos pokalbį. Primenu, kalbame apie balandžio 28 gegužės 2 dienomis vykstantį tarptautinį Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursą festivalį. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja renginio sumanytoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė ir projekto vadovė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė menotyros mokslų daktarė Regina Maruzienė. Dar šiek tiek kalbant apie patį festivalį, konkursą, pirmiausia, dar jūs noriu šiek tiek pašnekinti, jūs savo iniciatyvą ėmėtės organizuoti, ar ne, šį gražų konkursą, festivalį, kuris tapo tarptautiniu. Kada spėjate? Nes pačios ir grojate, ar ne, profesionalų grojame, bet esame ir pedagogės. Tai pagrindinis darbas mūsų. Pirmiausia, pedagogės pirmiausia. Paskui kažkaip tiesiog galbūt liūdna būtų negroti, nes dar vaikučiai kol išmoksta visko, tai kol mes išmokome juos, tai taip norisi kažkaip realizuoti savo malonumai. Na, o šalia, yra tokių žmonių, kurie tiesiog, negalime gyventi be šito. Ir tiesiog sugalvojau, kad reikia tokį festivalį padaryti. Iš Vilniaus atėmiau netgi vardą ir po šiai dienai, kaip sakant, jau penktasis. Šiauliečiai dabar pasijuoks, nuskriaudė sostinę Vilnių, ar ne? Būna taip pasirodo. Todėl, kad galiu taip ir patikinti, nes jau dirbu per 40 metų, tai Sondeckio menų gimnazijoje, tai tikrai sakyčiau, kad mes buvome visą laiką stiprus. Tuo didžiuojamės ir džiaugiamės. Taip nekukliai, kolegė. Labai smagu, kaip sakoma, Respublikoje buvom stiprus ir su orkestru. Ir dar, galiu pasakyti, nes orkestro, kaip ir visos tokio tipo muzikos mokyklos, konservatorijos, kurios buvo, jos jau nebeliko pas juos, o aš dar vis turiu. Tai orkestrą, tai ačiū labai. Kągi smagu. Na, aš dar noriu paantrinti kolegijai, kad gal pirmiausia mes groti pradėjom todėl, tiksliau mes visą laiką grojome, todėl kad ir studijas baigėme ir turime atlikėjų kvalifikacijas, bet iš tikrųjų galbūt, jeigu taip rimtai kalbant, grojantis pedagogas yra pirmiausia pavyzdys mokiniui. Ir, vis tiek reikia prieiti prie mokinio, reikia parodyti, nes muzika yra toks menas, kad žodžių nepakanka, reikia parodyti. Ypač jaunimas, pripažinkim, tai ir lygiuosi. Ar tu pats tai darai, o kaip tu darai? Ar profesionaliai darai? Žodžiu, kaip tu gali kitam aiškinti, jeigu tu pats negali parodyti? Tai žodžiu, o tai ką? Tai jaunimas, šiuolaikinis, tai žodžiu, tai parodyk, kaip reikia. Tai žodžiu, mes ir stengiamės rodyti, kaip reikia. Galbūt ne visada išeina, todėl kad ne visada išeina, turim laiko kiek studentų, kaip sakyti, terminais kalbant, bet iš tikrųjų, aišku, yra smagu. Pirmiausia, tai yra savirealizacija. Ir apskritai aš savo net mokiniams sakau, kad kartais, kai
visada būna įvairių dienų. Būna, kai ir neigiamos emocijos užplūsta, būna, kai tiesiog psichologiniais terminais tariant reikia išsivalyti, ar ne, išpažinti, atlikti su savimi. Ir vienas iš būdų, manau, tai padaryti yra muzika. Taip, jūs visiškai teisingai manote, nes kai paimi instrumentą į rankas, tai yra tam tikra kontempliacija, tam tikra meditacinė forma ir tu tiesiog pats nepajunti, kaip tu atgauni energiją, atgauni jėgas ir suvoki visiškai kitaip gyvenimo prasme ir spalvos kitokios pradeda aplinkui rodytis ir iš tikrųjų tai yra labai prasminga. Mes vėlgi grįžtame prie šių metų festivalio konkurso, jau pradėjome gausią programą, jo papasakojame šiek tiek, bet kiek žinau, tai dar ne visi koncertai. Prašom, papasakokit. Taip, tai ne visi koncertai, bet aš dar prieš pradėdama skelbti mūsų dar kitą koncertą, kuris bus Jurbarke, norėčiau truputėlį istorijos, kaipgi mes pradėjome tą tradiciją vykdyti po vieną tokį svarbiausią, galbūt reikšmingiausią koncertą, kitaip tariant, šiuolaikiškai tariant, festivalio Vini. Šiemet ji bus taip koncertų salėje Saulė 16 valandą, gegužės 1 dieną. Pirmiausia, tai mes kaip festivalio sumanytojas nusprendėme, kad vis dėlto instrumentą liaudies reikėtų parodyti kažkaip įdomiai, patraukliai, kad jisai, kad neatrodytų paprastam klausytojui, kad tai čia dabar gal sutartinės liaudies dainas pagros ir čia nieko įdomaus. Tai kiekvienais metais mes tengiamės įdėti tą tokį, intriguojantį motyvą. Pavyzdžiui, prieš porą metų, festivalio metu liaudies instrumentų solistai, tai ne tik iš Lietuvos, bet buvo ir iš Latvijos, ir iš Estijos, grojo su styginiais instrumentais. Tai yra su styginių kvartetu. Buvo koncertas katedroje Šiaulių. Ir grojo šiuolaikinę, profesionalią muziką. Iš tikrųjų, žiūrovai buvo nustebinti. Net klasikinius kūrinius grojo. Pernai metais mes būtent sugalvojame kitokį aspektą, kaip galima būtų parodyti pučiamų instrumentų fone, kaipgi galėtų skambėti liaudies instrumentai, solistai, ansambliai, akompanuojant Šiaulių miesto profesiniam pučiamųjų orkestrui. Projektas taip pat pasiteisino. Mes ir iki šių dienų mes dar ir netgi paskutinį kartą su pučiamaisiais instrumentais koncertavome Velykų 2 dieną. Tai šiais metais. Tai žodžiu, pasiteisino ir toliau mes bendradarbiausim ir netgi su gerbiamu maestru Sigitu Vaičiulioniu mes planuojame rudenį pratęsti savo reiškia bendradarbiavimą ir vėlgi organizuojame koncertą bendrą liaudies instrumentai ir pučiamųjų orkestras. O šiemet liaudies instrumentai susibūrė į didelį, sakyčiau, pajėgų jungtinį orkestrą. Tai būtent Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudiškos muzikos Jovarėlis ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liaudies instrumentų orkestras iš Vilniaus. Tai yra studentai, tai yra patys pajėgiausi liaudies instrumentų atlikėjai. Ir dėstytojai taip pat. Ir mes tiesiog apjungiam savo jėgas ir mokytojai taip pat. Ir mes grosime dideliam liaudies simfoniniam orkestre. Tai pamatyti. Ir dar noriu tada jau pereiti prie mūsų programos, tai būtent toks pat koncertas, kuris įvyks gegužės 1 dieną 16 val. Koncertų salėje Saulė, iškeliauja ir už Šiaulių regiono ribų. Visi šitie atlikėjai su Liudu Mikalausku priešaky išvyksta gegužės 2 dieną į Jurbarką, kur 18 val. Kultūros centre taip pat vyks toks pat koncertas. Dabar kodėl Jurbarka? Turbūt kils klausytojams RS2 klausimas. Tai iš karto išbėgdama už akių noriu pasakyti, kad mūsų Sauliaus Sondeckio menų gimnazija Šiaulių bendradarbiauja su Jurbarko Antano Soteikos menų mokykla. Ir mes ten jau kelinti metai su savo festivalio koncertais atvykstame. Ir būtent šios mokyklos kolektyvai taip pat dalyvauja mūsų festivalyje ir jie prisijungia prie mūsų projekto būtent Jurbarke. Ir dar yra viena tokia paslaptis, nežinau ar čia eterį ar ne, bet tiesiog mes labai mėgstam paslaptis, sakykit. Išduosiu. Mes jau eilę metų bendraujame labai nuoširdžiai, tai yra mūsų menų gimnazija su saldainių fabriku Rūta. Ir būtent ilgametis Rūtos direktorius Algirdas Kluodas yra jurbarkietis. Ir būtent jis mus paskatino bendradarbiauti su Jurbarku ir mes taip labai labai gražiai tęsėme šią pažintį ir labai tuo džiaugiamės. Mano Jovarėlisgi jų himną
Rūtos himną atlikome. Taip, ir mes labai dėkingi esame būtent Rūtai už tai, kad mūsų visi festivalio ir konkurso dalyviai bus apdovanoti saldžiais prizais. Fantastika. Taip, ar dar turime programos naujienų? Gegužės 23-24 dienomis Žeimelio Žiemgalos muziejuje vyks Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos dailės mokinių pleneras ir liaudiškos muzikos ansamblio Jovarėlis koncertas. Ten 2 dienos netgi ir mokiniai ir pieš, ir lipdys, ir parodos miestelyje. Žodžiu, toks didelis... Žodžiu, visa edukacija. Taip, visa edukacija pačiame miestelyje. Ten mus prisijima ir mes muziejus ir tikrai bus labai įdomu. Na ir pabaigoje vėlgi turbūt pakviesime į pagrindinį uždarimo koncertą gegužės 1 dieną. Mūsų pašnekovės atsinešė gražų spalvingą plakatą, kurį dabar paprašysime pakilos rankose visiems mūsų stebintiems internetu. Apsukite kitą pusę, kad matytų visi. Taip, su visais dalyviais, su visa spalvinga jo programa. Gegužės 1 dieną, 16 val. Šiaulių Saulės koncertų salėje. Koncertas nemokamas. Kągi, kviečiame atvykti. Na ir pabaigoje, nežinau, ar viską pasakėte, turbūt ir neįmanoma visko susakyti per vieną laidą, pagrindinę informaciją mes suteikėme, o tiesiog reikės ateiti ir tuo patiems įsitikinti. Pabaigoje jūsų palinkėjimas visiems RS2 radio klausytojams. Pirmiausia, tai norėčiau dar kartelį padėkoti už galimybę dalyvauti jūsų laidoje. Tikrai labai ačiū. Noriu palinkėti radijo ilgų gyvenimo metų, kad jūsų klausytojų ratas nemažėtų, o tik didėtų ir plėstųsi. Na, o visiems klausytojams norėčiau palinkėti, kad greičiau ateitų pavasaris. Ir kad būtų gera nuotaika, ir kad surastume laiko savišvietai, kultūrai, nes iš tikrųjų tai yra tos vertybės, kurios turbūt yra amžinos, kurios nesensta ir kurios mus priverčia džiaugtis gyvenimu. Tai būkime visi pakilios nuotaikos, laukime to pavasario ir ateikime į Tarptautinio Prano Stepulio festivalio koncerto renginius, konkurso renginius. Ačiū Jums, prašom. Na, aš taip pat prisijungsiu prie kolegės ir noriu tiesiog palinkėti, kad greičiau ateitų pavasaris ir kad mes su savo koncertais sušildytume jūsų širdis. Kągi, na, kaip sakoma, svarbu, kad širdie būtų šilta. Primenu, šiandieną dienos svečio laidoje mes kalbėjome apie Tarptautinį Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkursą festivalį. Apie tai išsamiau mums pasakojo šio renginio sumanytojos Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė ir projekto vadovė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė menotyros mokslų daktarė Regina Maruzienė. Ačiū Jums, gražių konkursų festivaliui ir ačiū, kad atvykote šiandieną į laidą pas mus apie tai papasakoti. Ačiū. Ačiū.